Markai, sveikinu pradėjus naują sezoną. Kaip įspūdžiai iš tikrųjų, kokia pirma treniruotė buvo? Smagi treniruotė, tokia įvadinė, daugiau prisiminti, kaip kamuoliukas atrodo, pajusti su kojomis, kvadračiukai, futboliukas, tokia paprasta įžanginė. Pavyko atvykti kažkiek pasiruošus į pirmą treniruotę, pažaisdavai žiemą? Pažaisti šiaip neteko ir pirmą kartą taip gavosi, kadangi kažkaip pasibaigė vėliau tas sezonas man, tai teko visus aplankyti šeimyną, tai neužteko laiko, o šiaip tai neleido mums ilsėtis, atsiuntė planą treneriai Neriukas ir pagal jų duotas treniruotės turėjom atlikinėti ir siūsti jiems treniruotės, kaip įvyko treniruotės jo. Buvo naujų veidų, potencialiai naujų veidų, kaip įspūdžiai, kokia komanda nusimato šiais metais, nors aišku, čia dar žaidėjų dar bus naujų tikrai ne vienas. Jo, sunku pasakyti. Šiaip daugelis čia ir tų lietuvių pažįstamų, matytų veidų yra, tai kurie tikriausiai verti čia būti, o su tais užsieniečiais naujais, tai nežinau, tik tais reikia dar įsivažiuoti, dar tų treniruočių, kad pilnai pažiūrėti jų galimybės ir įvertinti tada galima. Pratęsėjai, sutartį su Sūduva šiemet sunkus sprendimas buvo. Niekada nebūna sunkus, kai nori likti namie. Aišku, turėjau keletą variantų ir tarp jų rinkausi, bet galų gale nugalėjo namai. Jau. Na ir kokie lūkesčiai naujam sezonui, vis tiek pasikeitė ir prezidentas klubo, ir tarsi ambicijos auga, kaip pats matai perspektyvą ir ko tikiesi? Na, atrodo, kad viskas vyksta, kai buvo duotas žodis, viskas progresuoja, eina į priekį. Ir aišku, čia tik tais labai greitai viskas įvyko, tai reikia dar laiko, kad viskas įsibėgėtų, kad visi tie rezultatai pasimatytų. O futbolo prasme, tai nežinau, tikėkime, kad geriau pasirodysim nei praeitais metais ir būtent tais svarbiais momentais, kada reikia, nenuleisim rankų ir galėsim iškovoti kažką.